spalvinga, kaip atlaidus karelės parugėm. O tėviškę nuvirtęs vardus tulpę, nulūžę šaukšte peiliai be kelnų. Takelį dingstantys vaikystės soduos, kur šviečia motinos graži galva. O tėviškę suskylus tėvo klumpę, puodelį šilto pieno vakare. Sesers malda knygia elementoriau, į dideles nukritęs obuolys. O tėviškę abrūkęs lempos lyga, praplyšus kojinę rugių šlytie, puodelį pakulus sulos puodynę, dūmelį vinguriuojantys dangun. O tėviškę kukuojantys beržynę, po tavo gilią šaknę širdimi, lyg pauškia, kaip tu akmeniu palindo, vaikystė valotas vaikšto žaltys. O tėviškę drugelį mano margas, po tavo sutrūnijusius lėkščius, lyg šiol dar guli stebuklingi žodžiai, kurių turbūt jau niekam nebereiks. Lyg šiol dar guli stebuklingi žodžiai, kurių turbūt jau niekam nebereiks. Nors šitas vakaras yra užvardintas kaip muzikinė popietė, bet norėjos, kad į ją susirinktų talentingi žmonės. Ir tie, kurie man yra labai labai artimi. Tai mūsų talentai, tikrai Vincukas, kiek aš dirbu, visą laiką yra neatsisakęs ne vienoj šventėj padėti. Ačiū jam, aišku, Rytutei. Aišku, atvyko Onutė šiandien, matau kažkur tai ten viduj sėdi linkmena, apvažiavus ir kitus rajonus, ir mūsų krašte. Tikrai labai labai daug padėjusius. Juk sakoma, kad kiekvienas žmogus, kai gimsta, talentą jam duoda Dievas. Tik tai vienas jį atranda, o kitas ne. Aišku, talentas priklauso ir nuo darbštumo. Kiek žmogus įdeda savo širdies, savo proto, savo jėgų, kiek noro užtenka gyvenime, tiek tas talentas ir bujoja. Taigi šiandien turėsim talentingo žmogaus, parašiusio 6 knygas ir pristatančio šiandien paskutinę, kol kas parašytą knygą Antano Žilėno Toli nuo tėvynės. Antano Žilėno pristatoma knyga Toli nuo tėvynės, tai 6, parašyta per 10-metį. 2014 metais buvo pristatyta knyga Prisiminimų labirintais. 2015 metais knyga Kelias. 2018-2022 knygos tritomiai. Tai Parubežys ir Parubežiniai.
Ši knyga toli nuo tėvynės iliustruota senomis fotografijomis, vykusių ekspedicijų užrašų kopijomis, amžininkų prisiminimais, publikacijomis iš spaudos apie lietuvius Gudijos, Mogiliovo, Vitebsko bei kituose carinės Rusijos bei vakarų Sibiro gubernijose. Knygos pirmuose puslapiuose autorius nuoširdžiai kreipėsi į skaitytoją. Brangusis skaitytojų, perskaitęs šias knygos eilutes, neužversk jos. Skaityk toliau. Čia rasi daug Lietuvos praeities, rasi savo prosenelių prievartą ar savanoriškai gyvenusių toli nuo tėvynės pavardės. Gal iš pavardės atpažinsi savo prosenelius, ten dirbusius mokytojais, kunigais. Gal ir tu, mielasis skaitytojau, vyksi į tas tolimas vietas, kur svetimoje žemėje amžino poilsio priglausti tavo proseneliai. Tavo indėlis lietuvių tautos atminimui bus ypatingas. Į apie jų gyvenimus, likimus iš perskaitytų knygų papasakosi ateities kartoms. Tai paliksi didelę savosios tautos praeities atminimų žymę. Na, o dabar kviečiu knygos autorių Antaną Žilėną. Toli nuo tėvynės mano yra gal toks pavadinimas, nesakyčiau gal, kad populiarus, bet man atrodo, kad yra tokių pavadinimų ir daugiau knygų. Tai aš papildžiau tokiam 3 potekstėm. Ištrėmė, išvykome patys ir žemės gabalėlio ieškojome svetur. Kaip sakiau, caro laikais apie 19 amžiaus vidurį po žemės reformų caras neleido lietuviams arba varžė įsigyti žemės. Pirmiausia, buvo prioritetas, privilegija tai kitataučiams. Vien dėl to, kad caro buvo užmanymas tautinti Lietuvą. Ir po 63 metų sukilimo, kada buvo spaudos draudimas, labai daug Lietuvoje, kaip žinom, buvo knygų gabentojų, knygnešių, knygų skaitytojų, knygų turėtojų ir knygų gal platintojų. Ir caras juos ypatingai baudė. Tai tiems nuimdavo bausmę, tremtį, kurie sutikdavo važiuoti, kaip sakiau, į tą pusę, į Mogiliovo sritį, įsigyti ten nugyventų, apleistų dvarų žemės. Ir labai daug iš tokių išvyko. Kiti vyko vien dėl to, kad, kaip sakiau, žemės buvo mažai, ne kaip mes dabar, mūsų vaikai, mūsų seneliai ir tėvai žemę gerbė, žemę mylėjo, žemė buvo didelis turtas, o kaip sakiau, žemės Lietuvoje trūko. Taigi didžiuliai karavanai, ištisos kolonijos vyko tenai įsigyti žemę ir ištisi kaimai, kur aš apsigyvenau tam kaime, tai pirmas, kaip sakyti, įsikūrimas, tai buvo beveik 197 sodybos, grinai lietuviškas kaimas, Malkavos kaimas. O dabar 19 metais, kai buvau, ir dabar dar palaikau ryšius, 19 metais buvo tik tai 9 dar gyvenamos sodybos, bet jau ten, tarkim, pavardė Kindurys, bet jau ten Kindurienė gyvena, bet pavardė Kindurys ir jau reiškia mišrios šeimos palikimas. Vat. Ir tenai įsikūrė lietuviai, pirmiausia, aišku, vežėsi visą mantą, važiavo anksti pavasarį, kad pradėtų žemės ūkio darbus, anksti pavasarį, kai keliai sausesni buvo, kelias geresnis ir važiuodavo ištisos gurguolės. Taigi veždavosi padargus, knygas, sėklas,
taip kad pradžia būtų pradėti gyventi svetimoje žemėje pradžioje. Daug visokių prisiminimų. Vieni rašo, kad labai pasisekė, mes apsigyvenom kažkokiam tai klonė ar tai tvarte, ar kažkokio tai apgriuvusiojo dvaro, apleisto dvaro gryčioje. Kitigi kirto miškus ir iš ąžuolo žievės statėsi kažkokias tai palapinės pašiūrės. Taigi įsikūrimas buvo sunkus. Ir važiavo labai daug inteligentijos, važiavo mokytojai, važiavo kunigai. Ir kaip nekeista, nuo 1927 metų iki 1937 metų, iki didžiųjų represijų, Stalino laikais jau, ėjo lietuviškas laikraštis. 10 metų ėjo lietuviškas laikraštis. Mano kartą prisimena tokius laikraščius rajonės, tarkim, Lenino keliu, mano Utenos rajone, kitur panašus. Tokie grinai, nachališkai idėjiškai, bet ten nupurčius tas visas dulkes randi ir apie mokytoją. Randi tenai ir apie kažkokį tai kunigą, kuris toks ir anoks. Randi pavardę to ir to, kad jisai buvo iš kolūkio išvarytas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat iš to laikraščio galima buvo atsirinkti ir kaupti šitą leidinėlį įvairių faktų. Dar vat gal čia artimiausias mūsų Mineiškiamo kaimas, taip čia netoli. Ten ministras pirmininkas Maniušis ten yra gimęs. Tai vartant tą laikraštį, man net įdomu pasidarė, net suvedžiau, kodėl buvo jisai nuimtas iš ministrų tarybos pirmininko posto ir tapo vieno tokio nežymaus Žemės ūkio ekonomikos instituto direktorių. Pasirodo kaip. Jo tėvas buvo bužė, turėjo daug žemės, labai prastas kolūkietis, išvarytas iš kolūkio, ten rašo tai. Apie Juozą kitam laikraščiui rašo, jisai baigęs Minsko pedagoginę mokyklą, mokytojavo, diminavo vidurinėje mokykloje ir po metų išvažiavo mokytis į Leningrado kelių institutą. Tai vat apie Juozą ten tokių buvo daug įvairių žinių ir apie kiekvieną, kaip sakyti, gyvenę, kiekvieną, negaliu sakyti, bet man dominti gyventojai. Tai iš tų visų publikacijų surinkau lietuviškas pavardės, jas sudėjau šičia, o gal kaip gerbiam Danutė skaitė, gal kas nors susidomės ir čia vat tos pavardės yra šitam plakate. Ir koksgi ten gyvenimas vyko tuose kraštuose iki karo, aš turiu manį, iki 1937 metų, tai yra iki represijų. Surinkau vėl iš tų publikacijų kaimus, lietuviškus kaimus, labai daug lietuviškų kaimų. Surinkau mokytojus ten dirbusius lietuvius. Ten dirbo net mokytoja Lazdynų Pelėdos dukra viena. Jos 2 dukros buvo, dirbo mokytoja. Dirbo iš Giedraičių mokytoja. Taigi jų pavardžių yra gal keli šimtai. Ir kas įdomiausia, nuo 1928 metų netoli Mogiliovo Dimadave buvo vienintelė Tarybų sąjungoje vidurinė lietuvių mokykla, vienintelė Tarybų sąjungoje Baltarusijoje. Tai ten lietuviai važiavo mokytis iš visų kraštų, iš tolimesnių, iš Sibiro, iš vakarų Sibiro, iš artimiausios Rusijos gralių. Ir tą mokyklą iki 1937 metų
sėkmingai veikė, paskui mokytojus areštavo, represavo, daugumą likimų nežinoma. Tegul paskaito, nepasakot. Ne, aš pasakoju, ko čia nėra, gerai. Aš žinau, kad jūs visą laiką suintriguojat visus, bet tegul paskaito. Gal pertrauką darysim? Ne. Nu gerai, aš tuoj užbaigsiu, tada aš paskui gal klausimų bus, galima bus papildyti. Tai dabar dar grįžtu prie pavadinimo ištrėmė. Vis tik tai rinkdamas medžiagą, spaudą skaitydamas tos anų laikų laikraščius, vis tik tai nemažai lietuvių buvo ir Saratovo srity, Tambovo, čia visai šitam iki Kazakstano šituose pakraščiuose. Tai negalėjau neprašyti ir jų, tai vat ir gavosi iš trijų, kaip sakyt, potekščių ta mano knygutė. Ir dar porą niuansų. Daug lietuvių po 1926 metų ir kai buvo Lietuva uždrausta komunistų partija, išvyko į Baltarusiją, pabėgo pas kaimynus, dauguma į Maskvą, į Leningradą, žodžiu, pasitraukė iš Lietuvos, bet išvykę lietuviai vis vien jie turėjo savo tokią vidinę gelmę, tokį supratimą, kad vis tik tai lietuvybė ir tam krašte reikia puoselėti, reikia nepleisti. Tai jie net buvo Minske jau įkurta prie mokslo akademijos lietuvių sekcija. Labai daug surinkau pavardžių ir nuotraukų to laikraščio Raudonasis Artojas korespondentų, kurie kaip tik tai buvo pabėgę komunistai. Tai va, didelis indėlis yra ir jų, todėl kad ilgai išliko tuose kraštuose, išsilaikė lietuvybė. Gal dainos? Gal dainos? Ar kas gražiau žiemą, kai ryto saulė bunda, kai nukrenta rasa, ar kai griaustinis dunda, ar kas meiliau žiemą, kai rožė žiedas skleidžia, štai ramų vakarą, pakrantėm rūkas leidžia. Rožė žiedo švelnumas, meilė neišmylėta, ryto rasos tyrumas, į šią dainą sudėta. Ar kas karščiau už ją, už židinio ugnelę, kai šilumą namų sutinka grįžtantį iš kelio, kai šilumą namų sutinka grįžtantį iš kelio, ar kas gražiau už ją. Labai įdomiai tos Birutės sūnus mane kelias dienas vežiojo po tuos kraštus. Aplankėm visus pakraščius ir toks didelis vienas gal iš kelių įspūdis, kad tuo metu tik tai nesenai buvo metinės Oršos mūšio. Nuvykom toli nuo Mogiliovo, netoli Rusijos sienos link Oršos. Mistislavlio miestelis, labai gražus Mistislavlio miestelis, senoviškas, su sena praeitim,
ir jau maždaug tokia geografinė padėtis, tai yra reljefinė geografinė padėtis, panašiai kaip mūsų Kernavė. Kalnai, šlaitai ir ant vieno didelės kalvos įspūdinga pastatyta medinė pilis. Ir ten vyksta įvairūs renginiai, bet kur mane taip jau, kaip sakyt, pasijutau, kad aš tikrai esu LDK žemėse. Gražus akmuo ir iškaltas akmuo reiškia Algirdaičių palikimai, nes tenai tuos kraštus valdė Algirdaičiai. Vienas iš Algirdaičių apako ir kažkas tai pranešė, kad ten toj dykvietėje yra šaltinis ir kuris yra stebuklingas ir galima atstatyti regėjimą. Nuvyko tenai Algirdaičių palikuonis ir panaudojo tą vandenį ir jis praregėjo. Tai didelis vienuolynas pastatytas. Koks gražus vienuolynas, aišku, didžioji dalis yra apleista. Ir kas svarbiausia, per visas tos suirutės, per visus pasikeitimus, per visus santvarkos griūtis, tas vienuolynas išliko. Pasirodo, karo metu ten buvo vaikų namai, paskui, ir ta šaltinis, gyvas šaltinis ruvena toksai. Ir aš pasisėmiau to vandens, atsivežiau kaip relikviją. Vis tik tai baltarusų tauta labai nukentėjo per karą, netoli Malkavos kaimo, netoli buvęs, kaip mes sakom, bažnytkamis, bet ne, apylinkės centras, kolūkio centras, buvusi vidurinė mokykla ir stovi gražus, tipiškas tarybinių laikų paminklas 1940-45 karo iš tų apylinkių žuvusiems tautiečiams. Toj marmurinėje plokštėje 179 iš aplinkinių kaimų žuvę ir 28 lietuviai. Išvardinau visus, sudėjau, brūkštai ypatingai šitų mūsų kraštų, kliukai, žalos, ypatingai iš mūsų kraštų tokios pavardės. Tai irgi šaltinis buvo informacijos. Toliau Baltarusijoje yra išleista šlovės knyga. Tai yra tiem, kurie žuvo Antrame pasaulinėme kare pavardės. Tai iš Malkavos kaimo, irgi čia atidėjau ir kopiją to dokumento, irgi labai daug lietuviškų pavardžių. Tai įvairių šaltinius rinkdamas ir gimė šitą knygutę. Kaip gerbiama Danutė sakė, skaitykime. Pradžioje jinai neįdomi apie caro laikus, o paskiau, po truputį, o gal rasim ir savų, gal rasim pavardžių, gal papasakoti savo anūkam, kad yra ten toksai, tarkim, kokia čia pavardė, kindurys, labai daug kindurių, pakalnių pavardžių, net ir Ragaišis yra, Ragaišio pavardėjo. Gal kas nors gal išplės, nepleisim mes to krašto. Gal pasidarės situacija su kaimynais normalesnė, gal nors ten prižiūrėsime kapinės nepleistas, o kapinės tai yra netokios kaip mūsų. Pirmiausia, jos tokiose vietose, tokiose žemose vietose, tokiose pakrūmėse. Tai vienas kapinės ieškojom, vienas kapinės iš trečios syk patekom, nes ten privažiuoju prie to gojelio, nes įtiki, kad tenai gali būti tam gojelį viduj kapinės. Kažkoks praėjimas toksai tarp rūmų, o viduj šioks toks plotelis, tarkim, toj pusėje jau apaugę nieko nėra, o čia tik mažas lopinėlis, kur laidojo šiuo metu. Ir dauguma kapinių, paminkliukai aiškiai lietuviškais pavardės, užrašyta rusiškai, o jau kryžiukas su skersinu. Tai tiek apie šitą knygą. Dabar aš noriu visų jūsų vardu, mes turim šito krašto metraštininką Eugenijų.
be jo neapsieina nei vienas renginys, be jo neatskrenda į linkmenis gandrai, neįskrenda iš linkmenų gandrai, jis visą laiką su mumis. Ir aš jam noriu padovanoti vieną iš, jam tikiuosi nematytą nuotrauką, ne jo fotkinta, reiškia nuotrauką. Ir čia jisai darbe. Mielas Eugenijau. Nesakiau. Prašau. Dėkui. Galima praleisti, tikrai to. Mielai Danutei, bibliotekai linkmenų noriu padovanoti. Porą knygų skaitytojų. Ačiū Jums, ačiū Jums. Ačiū. Ir, miela Marytė, nors tokį kuklų atminimą, aš tik netykas susiekčiuvesnis. Antanai, Ačiū, ačiū. Tai ačiū. 5 knyga saugoma pas mane namuose. Taigi knygos 5 bus. Čia 5. Malonu. Ačiū labai. Tai dar kartelį ačiū visiems. Reikia pripažinti, ne kiekvieną dieną būna tokie prasmingi knygų pristatymai, nes tai ne tik šiaip knygos. Tai knygos istorijos, kurias paskui skaitys mūsų vaikai, mūsų vaikų vaikai ir galbūt iš to kažkas semsis naujų jėgų, idėjų ir taip toliau ir bent jau žinos, kas vyko. Tai aš galvoju, kad jos turi labai gyvą istorinę tą vertę, kurią mes privalom išsaugoti ir perduoti iš kartos į kartą. Tai su didžiausia pagarba Jums, mes 2 dainas dabar skirsime būtent Jums. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Į klevais raudonais rudenį liepsnoja, jie atvėrs kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegul ją visos negandos aplenkia. Mano žemė, man vieninteliai namai. Vien tik prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Nei tavęs nėra į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti, kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti, kaip išsaugot tavo vardą vaikuose. Vien tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji,
pradžia ir tavo pabaiga. Kažkas mylės, kažkam skaudės, kažkas skubės atverti bedugnę širdies. Kažkur yra ir tas, kuris mintim tave pakvies valsui nakties. Dienos ilgės ir dar nesi, tu ant lietaus vis tiek nepyk. Ranką brangaus žmogaus paimk, eikit gerumo link. Liūdesį džiaugsmas keis kasdien, šitas pasaulis tavo vis vien. Ranką brangaus žmogaus paimk ir norink. Dienos ilgės ir dar nesi, tu ant lietaus vis tiek nepyk. Ranką brangaus žmogaus paimk, eikit gerumo link. Liūdesį džiaugsmas keis kasdien, šitas pasaulis tavo vis vien. Ranką brangaus žmogaus paimk ir norink. Marytė atvežėm dovaną, tai mūsų dainas, bet aš noriu dar padovanoti mūsų vardu vieną tokį labai gražų muzikalų angelą. Nu, čia tipo ne aš, Marytė, tikrai, bet kažkas panašaus, tik aš be sparnų. Bet tai šitas palinkėjimas būtų toks. Žinot, yra labai gražus toks pasakojimas apie angelą, kad šiaip yra kalbama, kad kiekvienas iš mūsų turim tą angelą sargą, kuris mus veda, lydi ir globoja. Ir yra tas labai gražus pasakojimas, kai žmogusgi tokia būtybė, kad jisai netiki to, kas vyksta, jam reikia pamatyti. Nu ir vieną kartą jis pamatė savo angelą ir sako, tu parodyk, kaip tu mane čia saugai ir globoji. Angelas jį pasodina ant peties ir taip skraidina gražiai, ne, ir mato, jie ten pėdas dvigubas, ne, ir žiūri tas žmogus, kad pėdos dingsta ir klausia angelo, tai va, matai, sako, tu ne visada būni čia su manim. Angelas taip gražiai atsisaka ir sako, kai tau būna labai sunku, aš tave imu ir nešu pasisadinęs ant peties. Tai tegul, Marytė, visą likusį laiką, kuris bus jūsų pats nuostabiausias, aš įsivaizduoju, jūs lydi angelas sargas, veda, globoja ir dar darykit daug gražių dalykų. Diena po dienos nesikartos ir pamiršti, kaip gera namuos. Ir jau nepastebi tu, kad sparnai neužaugo. Miestas rūke, čia gal žiema, šiąnakt skraiste užkloja mane. Ir angelai jau balti, čionai nebeskraido. Kai užpustau žiemą, prisimenu vasaros dieną. Kvapą žolės, kuris sklando po šilto lietaus. Kaip angelai su tavim, mes nuskrisim į šviesą. Norus visus pasakyk, prisilietęs dangaus. Norus visus pasakyk, prisilietęs dangaus. Norus visus pasakyk, Marytė, prisilietęs dangaus. O dabar, Marytė, mes tau norim palinkėti, kai tu išeisi į tą beplatybę, kuri vadinasi, nežinau, šis laikais man labai negražus tas žodis pensija. Jis labai negražus. Ne.
žinot, kaip yra moterų, vat, gyvenime yra 3 stadijos. Yra vaikystė, jaunystė ir labai gražiai atrodai. Nėra ten kažkokių tai vyresnė ar senesnė. Mes nuoširdžiai, Marytė, linkim tau štai ko. Vat yra žmonių, kurie uždega žvakės. Yra žmonių, kurie uždega žibintus. Yra žmonių, kurie uždega žvaigždės. Yra žmonių, kurie uždega širdis. Tai tegul bus tas žmogus, kuris uždegs tavo širdį ir dar ilgai jisai ir senstant tas gražus toks židinys, kuris neš šilumą, meilę, sveikatą ir norą gyventi dar labiau negu prieš tai. Tai dabar bus tokia labai graži daina, kurioje viskas sudėta. Žodžius mes mokėmės labai ilgai, nes ten neįmanoma suprasti apie ką, bet šiaip kai dainuoji, tai supranti paskui. Aš dar noriu pridurti apie pensiją. Sako, pensijos bijoti nereikia, kalba, kad jinai nedidelė. Va, Marija. Čia irgi teisybė prie to, tai labai ačiū, va. Tai važiuoju, pabandom. Rytas langan pasibels ausu, kelias tolyn išlydės lauksiu. Paukščiai, kai skrenda žiemo rauda, nieko daugiau nesakyk, skauda. Apkabinkit dar kartą mane, noriu jaustis tarytum sapne. Pakartok jau girdėtus žodžius tyliai. Tu sakei, jau žinau melavai, tik norėjau išgirst tariant myliu. Leidžiasi snaigėm šarma į plaukus, paukščių sugrįžtant namo lauksiu. Tavo žodžius man atneš vėjas, pasakoj būtam žinai norėjos. Apkabinkit dar kartą mane, noriu jaustis tarytum sapne. Pakartok jau girdėtus žodžius tyliai. Tu sakei, jau žinau melavai, tik norėjau išgirst žodį myliu. Tai žiūrėkit, mes atsisveikinam su tokia labai gražia daina, jau gal 5 metai mes ją dainuojam, tai Lauros Remeikienės daina, jinai vadinasi Saulėgrąžos, bet čia su ta mintim, kad mes būtinai dar susitiksim. Saulėgrąžos pabarstytos pipirais, tylūs vakarai ir kaimynai nebylūs. Būna negaliu, nebenoriu, nereikia, ką tada širdis, sakyk, ką įveikia. Toks vienišas šitoj palaukiai, tu taip juokingai saulėlydžio lauki. Gal kada nors, gal kažkada iki laiko pabaigos mes susitiksim. Gal mes sulauksim šitos valandos, gal kada nors. Šitaip netyčia būsim artimi, juoksimės, verksim, tik nekalbėsim, nes būsim užburti meilės.
Gal kažkada iki laiko pabaigos mes susipyksim. Gal nesulauksim šitos valandos, gal kada nors. Šitaip netyčia būsim artimi, juoksimės, verksim. Tik nekalbėsim, nes būsim užburti meilės, meilės. Ačiū Jums labai, ačiū. Visos dainos buvo ne vien tik man, nes šioj salėje visi žmonės man yra taip artimi, kad aš kiekvieną noriu prieiti ir apkabinti. Tiesiog kiekvienu pasidžiaugti ir padėkoti, nes tikrai yra už ką. Kiekvienam, kuris atėjo į renginį, kuris padėjo, kuris tiesiog paguodė, kuris suprato. Visko tiek daug, kad tikrai nepasakysiu. Bet mes su Danute pirmiausia turim užbaigti tą muzikinę popietę, padėkodami tos popietės dalyviam. Tai pirmiausia ir kviečiam Vincuką ir Ritutę. Žinom Antaną. Kad prie saldumynų dar vėl rašytųsi. Ačiū labai. Ir lauksim 7 knygos. Žinoma, Bėtrundė. Už viską, už šilumą, už draugiškumą, už pažadą. Sakykit, aš čia taip daug ačiū labai viskas. Ačiū labai, Marytė. Sėkmės jums toliau, svarbiausia. Ačiū. Ačiū labai jums. Ačiū. Ir mūsų dokumentalistui, operatoriui, kuris visus renginius filmuoja. Prašom. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. Kiek čia buvo renginių, labai sunku būtų prisiminti, kad jeigu kuriam nors renginį nebūtų kalbėjęs, dėkojęs mūsų seniūnas. Tai yra 2 žmonės, kurių proga įvyksta renginys, bet tiek dalyvių, tiek dainuojančių. Ačiū Rytai ir Vincukui, mūsų nuolatiniams linksmintojams. Ačiū nuostabiai Bėtrundei, mūsų metraštininkui, įamžinančiam visus mūsų renginius. Tai mūsų Eugenijui malonu, kad renginį dalyvauja mūsų vicemeras Imantas Umbražiūnas, kultūros centro direktorė Asta Žistyrė ir visi mūsų krašto aktyvistai, kuriuos matau visuose renginiuose. Kartais vienas kitas pasikeičia, bet yra pastovus ir jums labai ačiū. Ir kadangi pirmoji dalis tai buvo Antano knygos pristatymas, su Antanu teko susipažinti prieš 10 metų, rimčiau susipažinti, kada Antanas pasiūlė su kitais, tai aišku, entuziastais, jau kai kurių ir nebėra tame tarpe, linkmenyse, kur ėjo ta demarkacinė linija, įamžinti, pastatant akmeninį paminklą atminčiai. Taip, ir kol buvo tas įamžinta, praėjo 3 metai. Gal Antanas ir netikėjo, gal jau ir nebus. Aišku, viskas vyksta pamažu, bet metai po metų ir viskas buvo įamžinta. Ir nuo to laiko Antano iniciatyva vis pakrūtina mus visus ir savivaldybę ir vyksta susitikimai kasmet prie paminklo.
tai iš tikrųjų tampa kaip ir tradicija. Ir pasiūlė Antanas ir šiemet, kalbėjo su mūsų rajono valdžia, malonu, kad pakviečia ir organizuoja. Ir ką, Antanai, tikrai daug įamžinai mūsų krašto istorijos, daug paminėta knygose yra mūsų krašto žmonių, kurie yra mums brangus, pažįstami. Ir malonu, kad yra tokių žmonių, kurie tuo užsiima. Nes jeigu niekas neužsiimtų, tai ta istorija taip ir liktų. Nors istorija dažnai ir būna, istorija pagal vieną, pagal kitą, kaip ir Evangelija. Bet vis tik tai čia yra surinkta daug medžiagos ir kurią galima remtis, yra gražūs prisiminimai. Ačiū tau už tą aktyvumą, kad tikrai nepagaili jėgų ir dažnai mus aplankai. Taigi, Antanai, tau nors gėlelę. O dabar kur mūsų kolektyvas? Antroji dalis. Noriu pakviesti prie mūsų Marytės arčiau visus tuos, kurie gyvename šiame pastate. Kartu su Marytė. Aišku, mes gal ne visiškai dirbam vienoje organizacijoje, bet panašiai. Tai kviečiam visus, kurie čia esam. Ir Marytė gal čia atipirkė tarybinį, nes... Taigi, mūsų miela Marytė, esi su mumis daug metų. Galiu pasakyti, kad mes baigėme tą pačią Linkmenų mokyklą. Taigi jau kai gyvenam kaiminystėje, bet jinai kitame rajone, Utenos rajone, Ignalinos rajone. Taip. Ir Sigitas kilęs iš tų kraštų, irgi kaiminystėje. Čia yra taip, kad mus jungia nuo jaunystės ir kažkaip tęsiasi, kol viskas, kaip čia sakė, nesau, kad pasibaigė. Čia dar nėra pabaiga. Taigi, ačiū Maryt, kad grįžai. Neilgai pabuvus Bernotuose, taip, gal ačiū, kad išvarė iš Bernotų. Taigi, grįžai į Antarksnę, į mūsų Linkmenų Antarksnė yra mūsų Linkmenų kraštas. Taigi, toliau teko kultūrą kelt Linkmenų krašte. O kultūra, kaip žinom, yra visokia. Būdavo budėjimai šokiuose, diskotėkose, teko ar mums dar kartu su Antanu pabudėti kaip ir rėmėjams. Taigi šokiai būna ne vien tik tai kultūringi, būna įvairūs, įvairiapusiškai kultūringi. Taigi Marytė niekada nepabūgdavo ir tų negražių akimirkų ir išlaiko tą savo stiprumą, kad ir kada būna įžeidimų ar ko nors, gal kartais ir paverkt tenka, kur nusisukus, bet vis tik tai išliko stipri. Ir ačiū tau, Marytė, kad buvai su mumis visais ir kad esi. Ir būsi, teisingai. Tai mes to ir norim palinkėti, Marytė, kad čia neišėjimas į pensiją, čia tik tai perėjimas iš vieno buvio į kitą, ne? Dabar turėsi daugiau laiko ir galėsi daugiau dalyvauti visur. Žinoma. Tai ačiū, Maryt, kad esi ir sveikatos tau ir būt kartu su mumis. Ačiū didžiulis. Ir čia žiūrėk, čia nereikia nei laistyti, nei prižiūrėti. Pajuokavau. Pati prisižadėjai, teks projektą rašyti. Jolanta, pirmoji eilė pakeliau. Nepamiršiu. Kartais kavos užbėga atsiriauti. Aha, kodėl įplikau? Visi. Turėčiau pasakyti.
Nėra tokio, kuris yra man kažkuo nepadėjęs ar neprisidėjęs. Ačiū visiems. Puikiai žinot visi, kiek esu jums dėkinga. Ačiū. Penktadienio vakaras, kaip kažkas jau sakė, galvoju, gal čia tikrai neužtruks. Bet dabar tai jaučiu, kad aš pataikiau. Tikrai pataikiau, užtruko ir labai gerai užtruko, nes tokios geros auros, tokių gerų emocijų seniai nebuvau patyręs. Ir aišku, dėl šito vakaro gerumo, tai turiu dėkoti šiandien dviem žmonėm. Tai gerbiamam Antanui, kuris iš tikrųjų yra įdėjęs daug labai darbo, daug savo sielos ir to įdėjimo rezultatus mes matom. Ir dar ką pasakysiu, tiesiog šitų knygų pavadinimas man sako, kad mes esam parubežiniai, gyvenam prie rubežiaus, bet turim gyventi taip, kad niekada nebūtume kaip kitos knygos pavadinimas, toli nuo tėvynės. Turim viską daryti taip, kad liktume čia ir gyventume savo žemėje, su savo žmonėmis, savo Lietuvoje ir mūsų vaikai čia visada gyventų. Tai ačiū Jums, Antanai, už Jūsų darbus ir kuklus prizas nuo mūsų. Ačiū Jums. Bet aišku, pagrindinė šito vakaro žvaigždė. Jo, teisingai. Šiandien galėčiau drąsiai turbūt pasakyti, kad jeigu įvestume linkmenėse pagalbos mokestį dėl to, kad turim Marytę, tai tikrai niekas nebūtų piktas susimokėti ant tų porą eurų už tai, kad čia atvyktų ir galėtų klestėti linkmenys kuo puikiausiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes Marytę turėjom ir tikrai turėsim. Ir kaip jau čia buvo kažkas sakė, kad yra 3 tos stadijos, reiškia vaikystė, jaunystė ir dar kažkas, tai yra ir kitaip sakoma, kad yra 3 stadijos, tai ta pati vaikystė, jaunystė ir dar daržininkystė. Tai kokį būdą beįsirinktumėt, aš tikiuosi, kad jums jisai atneš džiaugsmo, o mes visą laiką atsiminsim, kaip jūs čia buvot, kokie jūs buvot, kiek mums daug gero davėt ir tikrai tikiu, kad tai tikrai ne paskutinis kartas, kai jūs tą gėrį dalinsit visiems mums. Ačiū Jums nuoširdžiai. Ačiū Jums. Ir linkėjimas nuo mero, reiškia, nuoširdi padėka. Ignalinos rajono savivaldybė dėkoja Ignalinos rajonos kultūros centro kultūrinių veiklų organizatoriai linkmenyse Marytei Alesionkienei už ilgametį ir bendruomenišką darbą. Ačiū. Su tokiu gražiu renginiu, su tiek puikių šiltų žmonių, kurie atėjo ne dėl to, kad reikia, todėl, kad jie nori čia būti. Tai nei ta pensija ten baisi, nei ką. Galvoju, jeigu man Vėtrungė sutiktų padainuoti, aš ir galėčiau ir paankstintai. Bet jeigu rimtai, tai neilgai spėjau padirbėti su Maryte ir man labai gaila, kad man nepavyko jos sprendimo palaužti. Bet pirmiausiai, ką aš pažindama Marytę pastebėjau, kad ji ypatingai, išskirtinai randa kiekvienam žmogui gerą žodį. Randa, kaip jį pakylėti, už ką jam padėkoti, už ką jį apkabinti. Tai manau, kad čia labai galioja tas posakis, kad grožis yra žiūrinčioje akise. Jūs su meile, pagarba, jautrumu ir šiluma žiūrit į aplinkinį pasaulį, į jūs supančius žmonės ir dėl to jūs visada randat jam gerų žodžių. Miela Maryte,
Mes jums linkim pirmiausiai asmeninės laimės, sveikatos. Kai jūs jausitės gerai, tai tada jums bus gera. Ir į renginius ateiti, ir susitikti. Ir, nesikeiskit, būkit tokia nuostabi. Nes tikrai tas jūsų, tas nuoširdus judesys, kurį aš šiandien gal 50 kartų jau spėjau pamatyti, ta emocija, kurios jūs visiškai neslėpat, ji yra fantastiška. Ačiū Jums. Čia mūsų kolegų žodžiai sudaryti. Ačiū labai. Direktorė sakė, kad mažai teko dirbti su Maryte. Aš galiu pasakyti, kad man teko dar mažiau. Bet tiek, kiek teko, 23 metais mes susitikom ir mūsų pirmas susitikimas buvo toksai, kad nulinkminėse mes padarysim gandrines. Bet 24-ais taip atsitiko, kad iškritau aš, 25-ais bando pabėgti Marytė. Bet žinokit, koridoriui ji davė pažadą, kad gandrines mes padarysim. Tai aš tikiu, kad Marytė ta žmogus, kuris tikrai laikosi pažadų savo, ir kaip direktorė sakė, nenorit už dalgą, dirbsit už dyką. Aš manau, kad linkmenų žmonės jūsų nepaleis, bet žinot, kaip būna, kultūra sako, visada šildo sielą. Taip, o mes kaip kultūros centras norim, kad jūs šiek tiek pašildyti ir ne tik sielą, bet ir kūną. Tai manyti, kad jums būtų šilta, kad jūs prisimintumėt, kai sušansit apsigausite, prisiminsit kultūrą. Ačiū Jums. Ir iki bendrinių. Ačiū visiems. Visiems atėjus. Už rūpestį visais, už gerą nuotaiką, už geras emocijas. Būk laiminga, būk sveika. Čia mano nuolatiniai rėmėjai renginių. Nuplasnojo metai, palikę daug gražių įspūdžių, kada mūsų etnografinis ansamblis Linkmena kartu su tavimi bendravom, draugavom, koncertavom, šokom, dainavom, koncertavom ne tik Linkmenyse, bet ir aplinkinių rajonų miesteliuose, Utenos, Švenčionių, Anykščių rajone. Todėl šioj dienoj, kaip skambiausioj dainoj, tegul širdis tau iš džiaugsmo virpės, o per metų dienas ir tamsias, ir šviesas, tegul laimė tave nuolat lydės. Džiaugsmo tau, sveikatos, būk energinga kokia esi, besišypsanti, miela, gera ir sėkmės naujame gyvenimo senjoro kely. Aš jau šitose pareigose daržininkystės, ar ten, kaip čia, gražiai atrodančiai, šitoje srity seniai gyvenu, tai sakyčiau, kad tai yra stebuklingas metas ir kad teko gyventi 30 metų Linkmenyse ir 30 metų, vat rugsėjai bus, pažinti gal ne tiek daug metų Marytę, kuri savo šypseną, kuri savo entuzijazmų, skambučių į visus renginius pakviečia, negali neteiti ir šiandien visą šlapę atkūriau šitą. Vos atsuodama. Bet vieną dalyką, reiškia, ačiū už visą kultūrą ir taip toliau, bet vieną dalyką visi pamiršo. Pasakyti, kad Marytė seniai. Dar priklauso plaktukų ekspozicijos direktorė. Tai va, sako, iš šitų pareigų, sako, dar neatleido. Tai gal dar lieka. Tai nuo Kibicko čia, reiškia,
plaktukas dovanų, nes vienas yra tenai, o šitą pasikabinsit virtuvėj, kad, nu, jeigu nedirbsit, jau čia išeisit į daržininkystės tą jau gyvenimą, tai virtuvėj pasikabinsit, tai reiškia, čia daugiau yra kai kas, nu, į tokius didelius vokus nededam pinigų. Tai tą plaktuką pasikabinsit ir prisiminsit, kad dirbot nuoširdžiai, stebuklingai ir taip toliau. O gėlės nuo manęs. Nuoširdžiausias ačiū, Žaneta. Kai pamatau Žanetą, žinokit, visada bus šilta ir gera. Džiaugsimės, kad esi sveika. Tai va, Marytė. Dėkui, dėkui, dėkui. Už tavo šitos metus atidirbtus. Tu mūsų šviesus visą kartuoji. Dėkui, Raudona, už visą poeziją. Visi sveikina kultūrą, už kažką tai dėkavoja, už kažkaip, bet mes kaimynai. Ačiū, Marytė, kad pagaliau prisijungiai prie namo gyventojų statuso. Sėkmės tau, didžiausios ištvermės ir sveikatos. Svarbiausia sveikatos. Ačiū labai. Ačiū visiems. Kiekvienas žmogus, ateidamas į šitą pasaulį, gimsta laimingu. Tačiau, kad būtų laimingas, reikia mėgstamo darbo ir gero poilsio. Taigi, gero įsvajoto tą poilsio su nauja gyvenimo pradžia. Ir dėkojam tau už tai, kad tu niekada nepamiršai tų, kurie jau senai toj gyvenimo pusėje. Būk laiminga, būk sveika, tegul kiekvieną dieną tau būna šviesi. Ačiū labai. Onutė. Marytė. Jis supadeda, Onutė, nebegaliu, noriu kabinti nuo dūšės. Tik jau kabinti. Kabinsi per Marytę. Mes tokios čia. Aš, Onutė, Aldona, Irena ir Janytė. Čia mes esam tas ketvertukas, kuris esame su tavimi. Ačiū. Aš asmeniškai dėkoju tau už savo didžiausią gyvenimo dalį. Praleistą kultūroje, knygoje, šokiuose, dainuose. Na ir tame gražiame linkmenų pasaulyje. Būk laiminga. Aš biškai turiu prisilaikyti. Būk laiminga. Džiaukis gyvenimu. Prisimink tuos žodžius, kaip po kiekvieno renginio girdėtume ir norėdavome, kad gyvenimas tarsi palytėjo, tarsi sukluso mumyse, viršūnėm nuėjo, sugrįžo šaknim. Dėkojame mes ir gerbiamam Žilėnui, mūsų kraštiečiui. Labai džiugu buvo klausyti šiandien jūsų žodžių gražių, patarimų ir viso kito. Dėkojame. Lenkiame mes jums galvą. Būkite laimingi. O tau, Marytė, daug saulės, daug šviesos. Ačiū tau už neštą gerumą, už gėrį, už laimę, už viską, kas tilpo mumyse. Atleisk, jeigu buvo kas nors, bet mūsų gyvenimas buvo kultūra. O čia, šalia tų gėlių, mes dovanojam tau. Jeigu būčiau išėjus tikriausiai po atostogų ir po reabilitacijos, aš nežinojus tikriausiai, kiek
turiu šilumos, kiek artumo, kiek padėkos ir gražumą. Aš džiaugiuosi, kad aš išeinu nevaroma, bet savo noru. Noru galėt kažką duot, bet nebūt tokia įpareigota, kad, nu va, yra mėno, atidirbau, kaip sako, belgos, iki algos ir gavau algą. Geriau taip, pasavanoriausiu, kur galiu. Jeigu galėsiu, jeigu reikės, tikrai plaktukai man labai artimi yra. Kol atsiras žmogus, tikrai ateisiu, jeigu registruosis, atvažiuos, būsiu čia vietoje linkmenyse, tikrai labai mielai pravesiu ekskursijas. Taip kad ačiū dar kartą visiems ir manau dar pabendrausim visi. Ačiū. Gal kada nors, gal kažkada iki laiko pabaigos mes susitiksim, gal nesulauksim šitos valandos, gal kada nors.